Įsivaizduokite namą, kuris buvo paliktas tiek ilgai, kad ištisos kartos niekada nematė, kaip jame kas nors gyvena. Šią savaitę mes atradome portugališką dvarą, kuris buvo apleistas beveik 60 mečius. Paskutinį kartą šiame name ką nors rado 1971 metais. Tačiau niekas miestelėje neprisimena, kad čia kas nors būtų gyvenęs. Atrodo labiau tikėtina, kad pastaruosius dešimtmečius šis namas buvo tik sandėliavimo vieta. Šį namą XIX amžiaus viduryje pastatė Pinto šeima, atsidavusi krikščionių šeima. Čia gyveno jų du vaikai, Elisa ir Joachimas, kurie buvo auklėti tvirtai laikantis tikėjimo. Elisa tikriausiai mirė anksti, palikdama Joachimą gyventi čia vieną. Jis tapo labai atsidavęs krikščionybei. Kadangi nei vienas iš brolių ir seserų neturėjo vaikų, Joachimas liko gyventi vienas savo tėvų namuose iki pat gyvenimo pabaigos. Beveik neįmanoma įsivaizduoti, kad šie namai buvo apleisti ir nepaliesti daugiau nei pusę amžiaus, o prisiminimai iš kito laikmečio tiesioginė prasme užrakinti jų sienas. Nerkite į šią paslaptį kartu su mumis. Kokias paslaptis šie apleisti rūmai slėpė beveik 60 metų? Sveiki sugrįžę visi į Bros of Decay. Už kameros, kaip visada, esu aš Leslis, o čia ponas Dani. Taip, štai ir mes. Tu atėmė iš manęs kamerą. Sveiki. Taip. Ačiū, kad vėl filmuoji, ponė. Nėra už ką. Ir mes vėl kartu nuostabioje Portugalijos šalyje, Dani gimtinėje, ir filmuojame dar vieną puikiai išsilaikiusią vietą čia. Dani, pasakyk, kas yra ypatingiausia šioje vietoje? Manau, ypatingiausia šioje vietoje yra tai, kad čia iš tikrųjų gyveno kunigas. Būtent. Joachimas, buvęs šios vietos savininkas, buvo kunigas. Kiek žinau, kunigo namus esu filmavęs tik vieną kartą. Nuorodą paliksiu čia. Tai buvo mano gimtojoje šalyje, bet tai įvyko prieš 6 metus. Taigi dabar filmuosime apleistus kunigo namus Portugalijoje. O ši vieta, ponios ir ponai, patikėkite ar ne, yra iš XIX amžiaus vidurio. Labai sena vieta. Mes dabar stovime čia kieme. Kaip matote, ši vieta jau labai ilgą laiką paaugusi. Iš tikrųjų, ši vieta apleista nuo 1971 metų. Beveik 50 mečiai. Ar galite to patikėti? Tai beprotiška, bet tai paskutinė data, kurią radome. Tad tikrai keista. Turbūt taip ir buvo, nes ta data yra tiesiog dvigubai senesnė už mus abu. Ar gali įsivaizduoti, kad čia niekas negyvena jau 50 metų? Tais laikais kiemas turbūt buvo tiesiog nuostabus pasivaikščioti, o čia visur buvo mažyčiai fontanai. Štai mažas fontanas. Tiesiog nuostabi vieta. Netgi čia ant sienos yra mažas užrašas. Wow. Tikrai galima matyti, kad tai buvo religinė vieta. Jei neklystu, deniai, tie išsikišimai sienoje yra skulptūroms, tiesa? Taip. Ir ten, jei neklystų, būtų religinė statula. Taip. Būtent. Tai yra langas, pro kurį vėliau pateksime į vidų, bet pirmiausia noriu šiek tiek aprodyti jums šią teritoriją ir parodyti, žinoma, jos ypatumus. Nežinau tikslios to priežasties, bet Portugalijoje dažnai matėme, kad svarbus ir turtingi žmonės dažniausiai turi savo privačią koplyčią. Taip yra ir čia. Dani, ar žinai konkrečią priežastį, kodėl jie turėtų koplyčią savo namuose? Jie yra turtingi, turi pinigų ir norėjo turėti privačią erdvę maldai. Taigi, greičiausiai dėl to. Taip, būtent. Ir jinai atrodo labai graži, dėja dabar jinai jau nebepasiekiama, bet kaip matai, anksčiau tai buvo didžiulė koplyčia. Nemanau, kad tai kaip nors susiję su tuo, jog Joachimas buvo kunigas. Nes šis pastatas buvo pastatytas dar prieš jam gimstant. Tiesa. Bet taip, nuostabu, kad jie turėjo savo mažą koplyčią ir štai ten
Jie netgi turi varpą. Taip, jie skambindavo varpu. Oho. Kai tikriausiai būdavo maldos laikas ar kažkas panašaus, nežinau. Ne, tiesiog varpas paprastai skamba kas valandą, tam tikromis valandomis. Taip, tarsi pasakyti, kad dabar 1 valanda, dabar 2 valanda. Dar vienas dalykas, kurį norėjau parodyti, yra tai, kad mes taip pat turime šoninį įėjimą į namą. Matote šios apžėlusius laiptus, kuriais buvę savininkai galėjo nusileisti ir patekti į namus. Tai beprotiška. Neįtikėtina, kaip viskas apžėlė. Taip. Net šios mažos statulėlės čia. Ar matėjas? Taip. Atrodo, kad šiame sode visur yra paslėptų detalių. Beprotiška. Taip, man tai atrodo tarsi šiek tiek mitinė vieta, nes viskas taip apaugę. Taip. Tai gana gražu. Dabar mes vis dar galime pereiti pro šiuos vartus ir nueiti į kitą namo kiemo dalį. Būsiu su jumis atviras. Čia galite matyti, kad tai buvo koplyčia, šoninis koplyčios vaizdas. Ir šiame sklype yra daugybė pastatų. Ir aš manau, kad tai susiję su verslu, kuris buvo dar prieš Joachimą, jo tėvų ir senelių laikais. Bet kadangi šie pastatai tiesioginė prasme nebuvo naudojami gal 100 metų. Taip, akivaizdu, kad jis buvo tiesiog kunigas, jis nebenorėjo turėti nieko bendro su verslu. Tai va. Kaip matote čia, tai yra seni ūkiniai pastatai ir tvartai. Taip, mes net negalime įeiti vidun. Viskas baigta, broli. Bet man patinka šio pastato stilius, jis iš tikrųjų labai didelis, po juo yra didelis rūsys, ten viršuje yra valda. Turiuomenį, mes jau aptarėme keletą dalykų, tačiau šis pastatas buvo renovuotas per daugelį metų. Buvo pridėta dalių. Pavyzdžiui, šis takas, kurį matome čia, buvo pridėtas vėliau. Tikėtina, kad ši vieta taip pat kažkada buvo naudojama vyno gamybai ir kitiems įvairiems verslams. Štai takas, vėliau šiame vaizdo įraše jūs ten nuvesime. Bet dabar atėjo laikas parodyti jums šios vietos vidų ir parodyti, kur gyveno Joachimas ir kur pati šeima gyveno. Eikime vidun. Gerai, laikas eiti vidun. Apžiūrime visi kartu. Kartais eini pro priekinės duris, kartais pro langą. Niekada nežinai, kur laikui bėgant gamta suformuos įėjimą. Aš tai paimsiu mano draugę. Ačiū. Jo šiandien studija. Įjung šviesą šiame kambaryje. Taip, užverk tai. Gerai. Tiesiog dėl privatumo. Kad galėtume ramiai filmuoti šią vietą ir tikrai papasakoti jums apie Joachimo gyvenimą. Bet jis taip pat turėjo seserį Elizą ir ji taip pat gyveno šioje vietoje. Mes iš karto patekome į labai gražų kambarį. Kaip matote, čia liko keletas gražių baldų. Aš su Daniu jau apie tai kalbėjomės, jis buvo kunigas, jam nelabai rūpėjo brangus daiktai. Taip. Bet visi baldai, kuriuos matote šioje vietoje, greičiausiai buvo iš jo tėvų, senelių, perduoti iš kartos į kartą, kol ši šeima čia gyveno. Taip, jis tiesiog paliko daiktus taip, kaip jie juos buvo padėję. Taip pat žinome, kad Joachimas daug prisidėjo prie bendruomenės, todėl tikriausiai laikui bėgant jis atidavė visą savo turtą. Žinoma, Rukija buvo pamokslininkė. Taigi, Taip. man labai patinka šios moters atvaizdas, kurį turime pakabintą čia ant sienos. Auksų dengtas paveikslo rėmas. Ir tada ši moteris čia, manau, ji turėjo būti viena iš močiučių, viena iš ankstesnių šios šeimos kartų. Taip pat gražu. Paulo gatvės kėdė. Oho. Mes jau diskutavome, ar žinome, kokio amžiaus ji yra, arba iš kur ji kilusi. Taip, tu manei, kad tai 18 amžius, tiesa? Tai tikrai 18 amžius. Taip. Jei tai ne 18 amžius, tai yra 19 amžiaus pradžia. Arba to laikotarpio replika. Taip, gali būti. Taip. Bet tai nuostabi kėdė. O mano mėgstamiausias baldas tikrai yra ši didelė sofa suolas, kurią turime čia pastatytą. Taip pat tikriausiai tai baldas perduotas iš kartos į kartą, bet jis atrodo labai portugališkas. Taip, ši tinklinė medžiaga čia labai portugališka, taip labai išraiškinga. Šie raižiniai taip pat.
Viskas šiame balde, mano nuomonė, yra labai portugališka. Taip. Ir ji yra masyvi, tikrai didelė. Taip, ar gali įsivaizduoti, kad šis vyras gyveno visiškai vienas šiame didingame name? Taip. Čia tiek daug baldų, kėdžių visur, bet jis gyveno čia visiškai vienas. Iš pradžių su savo seserimi, o kai ji išvyko, jis liko vienas. Yra veidrodis. Nuostabus veidrodis. Ir ten ta sofa taip pat gana graži, sakyčiau. Taip. Man patinka detalės ten. Ar tai herbas? Ne. Tai tik dizaino elementas. Taip, gerai. Ir čia turime tokį didelį baldą su stalčiais. Kuris neatsidaro. Jis neatsidaro. Ar tai atrodo taip? Ne. Tai yra skrynia? Juokauji, ne. Tai yra skrynia? Hoho. Čia yra skyrius, taip jis visiškai tuščias, bet tai tikrai šaunu. Taip. Oho. Daug įvairių eilučių, posmų čia. Taip tikriausiai viskas iš Biblijos, ar ne? Ne, galėjo būti. Net negaliu perskaityti, nes tai lotynų kalba. Oho. Tikriausiai tai yra kažkas religinio, bet nežinau, kas tai yra. Ir daug jų. Taip. Dar vienas čia. Nuotrauka. Dar viena iš jo 4 protėvių, likusi čia ant sienos. Tai tarsi labai svarbus žmogus savo laikui. Ir žinoma, nepamirškime, kad šie namai bus visiškai nusėti religiniu atvaizdu. Joachimas buvo atsidavęs savo tikėjimui ir to buvo pilna visame savo name. Ir mes su Daniu taip pat apie tai diskutavom. Tai labai paprastas televizorius. Ir jis tikriausiai nesureikšmino visų šitų brangių daiktų būtent. Tai tiesiog nusipirko mažą, kad galėtų ką nors pažiūrėti. Taip. Taip pat žaviuosi knygomis, kurios čia guli šalia. Kita. Kristianas tai reiškia krikščionybė? Ne. Krikščioniškiai metai. Krikščioniškiai metai. Tai kažkas tai tiesiog knygos pavadinimas, manau. Nežinau. Gerai. Nežinau, ką tai simbolizuoja. Ir auksu padengta Biblija, kaip matote. Galbūt jo didžiausias pasididžiavimas. Oho, tai nuostabu. Koks kambarys? Taip, leiskite man jums trumpai pristatyti. Ir man taip pat patinka, kad lubos lyg byra. Aš ką tik tai žiūrėjau. Čia anksčiau kabėjo sietinas, bet jo jau nebėra. Galbūt jis jį pardavė ir atidavė visus pinigus. Taip, ar matei šias duris, kurios veda į kitą kambarį? Taip. Oho, masyvios duris. Jos beprotiškos. Čia stiklas, tada kaltinės detalės. Kodėl name turėtumėte tokias duris? Jos atrodo kaip duris vedančios į lauką. Taip kaip mūsų namuose. Taip, kaip pirmas įėjimas arba antras įėjimas. Taip, nežinau. Jie atrodo taip, ne, jos neatrodo tinkamo šiai vietai. Taip. Bet čia taip pat matosi, kad ši vieta buvo užglaistyta. Taigi šios sienos anksčiau buvo labiau į vidų. Bet žinoma, elektra. Be to, tai nėra tinkas, tai tiesiog šiek tiek cemento. Ir čia taip pat matote, kad jie bandė atkurti akmenis su daugiau cemento. Taigi jie to nedaro. Ir tam tikrų metų jie įvedė elektrą. Nes kai šis pastatas buvo pastatytas XIX amžiuje, žinoma, elektros dar nebuvo. Taigi jie turėjo pridėti šiuos jungiklius. Ir tai padarė gana gražiai. Kartais pilyse matote, kad jie tiesiog uždeda juos ant sienos, bet čia juos įrengė sienoje. Tai gana gražu. Ufu. Kas šie žmonės? Neturiu jokio supratimo. Atrodo, kad tai gana nesena nuotrauka. Sakyčiau 50-ieji, gal 60-ieji. Taip. Ši yra gana sena, ta, kuri šalia jos. Taip, labai geros formas. Pažiūrėkit drabužius, kuriuos įdėvi. Taip. Labai išblūkė, taip. Oho, gėrimų spintelė. Kiekvienuose portugališkose namuose turi būti gėrimų spintelė. Žinoma. Ką mes čia turime? Portveinas ir... Tai yra portas. Tai yra balta lenta. Nemanau, kad tai žodis, bet manau, kad tai tiesiog ten pagaminta. Mes turime. Turėjome 69, tai škotiškas viskis. Nuostabu.
Ar gali gerti alkoholį, jei esi kunigas? Taip, žinoma, aš taip pat geriu alkoholį. Bet ne apie tai klausiu. Pažiūrėk į šios nuotraukos stilių. Išbluko. Baldai nuotraukoje padeda viską sudėlioti. Tai tiesiog gražu. Čia šalia yra vitražinis langas. Jie tikrai labai daug dėmesio skiria detalėms, projektuodami ir statydami šiuos namus. Augalai tiesioginė prasme auga šioje vietoje ir ją užvaldo. Ir tik pažiūrėkite į šią gyvenamąją erdvę. Pasakyčiau, ji viena jauki. Taip. Tai gyvenamoji erdvė. Ši vieta atrodo jaukesnė, ne tokia prabangi. Sakykime, ji atrodo paprastesnė. Namas, žinoma, yra labai prabangus, bet apskritai jis jį įrengė labai paprastai. Taip, kaip Prancūzijoje, kai tik nueini į buvusius rūmus ar pilį, visada pamatai labai prabangius baldus, sietynus ir visa kita. Šie žmonės buvo turtingi, bet to nerodė. Taip, nori, kad būtų patogu. Tai taip. Štai nuotrauka dėja nukritusi ant žemės. Galbūt. Tai nuotrauka, bet ji labiau panaši į piešinį. Taip, būtent. Manai, kad tai net nuotrauka? Nesu tuo tikras. Manau, kad tai gerai, atsiemu savo žodžius. Nebežinau. Ir štai turime paskutinę vakarienę, kurią matome daug kur Portugalijoje. Židinys jau labai seniai nebuvo užkurtas. Ar čia kažkoks atsakomybės atsisakymo dokumentas? Taip, būtent. Taip, ji labai didelė. Nežinau, kodėl jinai tokia didelė, bet jinai tikrai didelė. Ei, jei tau karšta, tada. Na, turiu minį. Taip. Ne, kodėlgi ne? Taip, ir tada sofos čia galėtų stovėti priešais židinį. Gražu. Čia taip pat yra keletas nuotraukų, Denį. Ateik pažiūrėk į tai. Manai, kad tai galėjo būti Joachimas? Tikriausiai. Taip, atrodo, jis jau čia atrodo kaip visai padorus agentas. Ar galiu sufokusuoti tai? Taip? Taip. Ir tai galėjo būti jo sesuo. Taip. Labiausiai tikėtina. Taigi, tai buvo du šios vietos gyventojai. Alisa ir Joachimas. Oho. Tai beprotiška. Ir net keletas senesnių nuotraukų čia apačioje. Šis vyras. Pažiūrėkite į susikaupimą. Pažiūrėkite, kaip gerai jis apsirengęs. Taip. Anksčiau, kai buvo daroma nuotrauka, Tai būdavo įvykis. Taip. Be abejo. jis šiek tiek abadintas, bet taip. Oho, man patinka žiūrėti į šias senas nuotraukas. Ir visame šiame name iki šiol matėme tik senus daiktus. Čia tiesiog nėra nieko, kas būtų susijęs su naujais laikais. Taip, Nieko iš naujų laikų. žiūrėkite, pavyzdžiui, šie televizoriai tai akivaizdžiai 6 ir 7 dešimtmečių televizoriai. Jie yra iš to laikotarpio. Taip, čia tiesiog nėra ne vieno daikto iš 2000-ųjų. Taip, nieko, nulis, nieko. Gražios knygos paliktos čia. Taip pat kažkas, ko aš net negaliu žinoti. Dar viena jų protėvių nuotrauka. Oho. Man liūdna, kad statula neturi galvos. Taip, ji nulūžusi. Mačiau galvą, gulinčią ant stalčiaus viršaus, tai tikriausiai šios statulos galva. Žinai, ši vieta jau ilgą laiką nyksta ir laikui bėgant daiktai tiesiog pradeda kristi ant grindų ir lūžta. Taip. Ar matei šio kambario lubas? Mano nuomonė jos tikrai ypatingos. Tai tipiškos portugališkos lubos, kurias matome visose rūmuose ir panašiose vietose. Tas kaip kvadratinės lubos. Taip, būtent. Bet kažkiek primena piramidę, apverstą piramidę. Ir tada dėl to taip. Tai štai ką matai, kai stovi piramidės viduje. Taip. Taip. O čia už nugaros turime valgomojo erdvę. Iš tikrųjų, gana didelė valgoma erdvė ir kaip jau sakiau anksčiau, šiame name yra tiek daug kėdžių. Taigi galbūt čia tikrai daug kėdžių. Joachimas kartais pasikviesdavo daug svečių. Jis buvo kunigas todėl. Kodėl ji ne? Ir vienas dalykas šiame valgomojo kambaryje, kurį galite pamatyti ir iš kurio galima spręsti, yra tas, kad ši vieta jau 50 metų apleista, o lilės voratinkliai visur ir ne vienas jų nenutrauktas. Niekas čia daugiau nebeužsuka. Pažiūrėkite į tai. Pažiūrėkite į šį kampą. Taip, jis tiesiog užkrito ant šitų gabalų čia. Atsargiai, lempa priešai voratinklį. Atsiprašau. Tarsi tu juk čia nieko nesulaužysi,
Bet man atrodo, kad tai dabar yra šios vietos dalis. Taip, tai tiesa. Didelis valgomasis stalas čia, visi porcelianai ir visa kita vis dar stovi čia. Oho. Lėkštės ir visa kita. Tai gražu. Mes neturime mažą apdovanojimą ar kažką panašaus, arba garbingą paminėjimą ar kažką kabantį čia. Ne. Turi priėmimo diplomą. Negaliu perskaityti vardo. Taip, jis išblukęs. 1920. Oho. Tai neįtikėtina. Marija. Tai prezidentas. Aš negaliu perskaityti ten esančio vardo. Jis vis dar išblukęs, taip. Elisa. Tai Elisa, taip galiu. Galiu šiek tiek perskaityti antrą vardą, taigi taip. Tikriausiai tai ji. Tai dukrai. O apie ką tas diplomas? Įrašyk pratimą, santa, tai religiniai dalykai. Religiniai dalykai, žinoma. Kogi tikėjaisi? Nežinau. Tiksliai, nežinau, kas tai yra. Bet tai yra religinis dalykas. Taip, tai religiniai dalykai, taip. Nesitikėjome nieko kito iš šios vietos. Taip, žinoma. Gerai, eikime toliau. Iš šio gražaus kambario čia eisime toliau į koridorių, kad pažiūrėtume, ką dar galime rasti šiame name. Kiekvienas žingsnis šiame name atrodo tarsi žengtume atgal į praeitį. Taip, ir man tai labai patinka. Atrodo, kad šiose vietose niekas nebuvo lankęsis 50 metų, o mes esame tarsi pirmieji žmonės įžengiantys čia vidun. Tiesiog neįtikėtina sakyti, kad šis namas apleistas nuo 1971 metai. Mano tėvai tada tik buvo gimę ir dar buvo kūdikiai. Ar gali įsivaizduoti tai? Tikriausiai ir tavo tėvai taip pat. Taip, Mano tėvams tada buvo kokie 5-6 metai, taip. taip, visiškai tas pats. Mes ateiname čia į pirmąjį šio namo miegamąjį, labai arti svetainės. Taip. Labai tradicinis miegamasis, matote, viskas griūva, o ten apačioje dega šviesos. Bet pats beprotiškiausias dalykas yra tas, kad taip, tiesiog medžio gabalas laiko duris. Atsiremiu į lovą ir jaučiu, kaip ji traška. Tikriausiai ją jau užvaldė termitai. Taip, greičiausiai. Bet pats beprotiškiausias dalykas yra tas, kad visa lova vis dar paklota, taip sakant. Jei taip galima sakyti, tikriausiai gyvūnai ją išmėtė ar kažkas panašaus, arba galbūt kažkuriuo metu čia buvo įsibrovę vandalai. Taip, man labai patinka šis meno kūrinys. Ir žinoma, Marija virš lovos, kad naktį apsaugotų žmogų šiame kambaryje. Taip. Ir aš ant kėdės. Oho. Aš jau matau tiek daug dokumentų ir nuotraukų. Taip. Ar galime pradėti nuo to kampo, nes aš taip jaučiuosi. Tai jis. Jaučiu, kad tai jis. Tada tai turbūt ir buvo Joachimo kambarys. Tai greičiausiai buvo Taip. jo kambario savininkas, ten buvo jo nuotrauka su jo apranga, jo kunigo apranga. Taip, tai gražu. Labai išdidus žmogus, manau, ir tai tas pats, kurį matėme svetainėje, nuotraukoje, man atrodo. Taip, kažkas panašaus, taip. Taip. Čia taip pat tiek daug senų dokumentų. Matau keletą žurnalų iš to laikotarpio. Čia yra keletas bukletų. Po apačią matau Portugalijos ir Ispanijos žemėlapį. Pažiūrėkite, tai labai senas žemėlapis. Pirėnų pusiasalis. Oho. Čia vėl galite jį pamatyti. Ar jau matėte šitą? Štai taip. Ar matote? Taip. Tai ta pati nuotrauka. Taip, tai tas pats vyras. Taip, ne. Taip, tikrai. Tikrai tas pats žmogus. Oho. Taigi, tai tikrai yra kambarys su šiais daiktais. Taip, visiškai. Ir tada čia liko kelios nuotraukos. Manau, čia visi skirtingi žmonės, tiesa? Taip. Labai senos nuotraukos. Keista. Taip, šie žmonės atrodo vienodi. Ne, jie nėra tie patys. Nemanau, kad tai tas pats. Oho. Ir dar viena nuotrauka čia. Visi šie vyrai yra jauni, jie tikriausiai yra savo mokykloje, arba jiems apie 20 metų ir jie vis dar mokosi. Taip. Tikriausiai kokia nors parengiamoji mokykla ar kažkas panašaus. Taip, tikriausiai, palauk, bet to... Ar gali? Tai... Manau, čia kažkoks skautas, taip. Taip, sudėk taip.
Gerai, taip. Ar čia parašyta auka, ar kažkas panašaus pasiūlymas? Taip. Taigi tai buvo duota šiam žmogui. Ir jie laiko pyktį. Ne. Ne, tai nepyktis. Krikščionių draugija. Ne. Tas. Krikščionio kryžius. Krikščionis. Tai yra kažkas. Tai kažkas seno. Kaip krikščionė. Bet aš žiūrėjau ir čia parašyta 1935. Dieve, man tai senas buvo. Toks jo amžius. Taip. Ir ką tik pamačiau akies krašteliu, kad ten yra dar vienas. Šitą? Ar matei šitą? 1904-1905 metai. Tai buvo... Tuna? Tai tarsi Tuna, tarsi mokyklos muzikos grupė. Gerai. Kursas, kažkas, ko negaliu perskaityti iš Bragos seminarijos. Taigi, ar tai buvo kunigų seminarija, kažkas panašaus? Taip. Seminarija, kurioje jie rengia kunigus arba tiesiog moko. Taip. Jaučiu, kad šios nuotraukos turi būti susijusios su šiais žmonėmis čia. Tikriausiai. Ar už jo kas nors yra? Taip. Vienas draugas ir aš, o taip, tai draugai siunčia jiems nuotraukas. Dieve mano, pažiūrėkite tai. Čia dar daugiau. Oho. Visi šie žmonės tikriausiai yra toje nuotraukoje. Pažiūrėkite tai. Oho. Aš taip žiūriu. Tiesioginė prasme tai įkrito man į akį. Taip. Kaip... Pažiūrėk, ar rasti tos pačius žmonės. Taip. Žiūriu, ar galiu rasti tos pačius žmonės. Šis žmogus atrodo lygiai taip pat, kaip šis žmogus čia. Ar galiu? Ar galiu? Tai tikrai jis? Tai tikrai jis. Taip. Matai panašumą? Taip. Šie du yra visiškai vienodi. Taigi tai yra jo draugai 1905 metais. Taip. Dieve mano. Visi šie žmonės yra Joachimo draugai iš to laikotarpio. Ir visos tos nuotraukos vis dar čia likusios. Taip. Matai? Aunamigo reiškia draugui. Taip, suprantu. Tai neįtikėtina. Tai visiškai neįtikėtina. Oho. Tais laikais tokios nuotraukos buvo didelis įvykis. Pavyzdžiui, 1905-aisiais padaryti tokią nuotrauką. Tai visiškai neįtikėtina. Jaučiuosi taip, lyg tai būtų tikras lobis, kurį dabar laikome savo rankose. Ką tik radau dar vieną. Dar vieną. Tiesiog padėk tai kartu su spalvota nuotrauka. Nuotrauka, čia visas herbas ir viskas dar yra nepažįsta nuotraukoje. Tai Bragos erbas, oho. Tai kažkas kito. Ne, dabar tiesiog spaudi, padarai 12 nuotraukų, bet tada reikėjo pasipuošti, eiti fotografuotis, tai buvo fotografavimosi diena. Taip, nes dabar gali padaryti milijoną nuotraukų. Taip. Anksčiau būdavo tik viena. Tiesiog maža knygelė. Yra keletas laiškų ir kitų dalykų, kuriuos jis tikriausiai gavo per metus. Vienas dalykas, kurį noriu pastebėti apie tokį laišką, pažiūrėkite, kaip gražiai jis parašytas. Žmonės skiria laiko parašyti kažką tokio. Ir tai yra iš 1904 metų Liepos. Taigi šis laiškas, kurį laikau rankose, yra 120 metų senumo. Taip, bet tai susijęs su jų tėvais, nes manau, kad čia parašyta imposto seu, o tai reiškia, kad tai yra iš valdžios. Gerai. Taigi tai panašu į lauko pirkimą ar pardavimą ar kažką panašaus. Gerai. Taip, jie tikriausiai buvo labai turtingi ir turėjo daug turto bei žemės. Čia netgi matosi antspaudai, kurie viską padaro labai oficialu. Taip. Šie antspaudai yra skirti. Taip, jie rodo 1904 metus ant antspaudo. Taip. Tie antspaudai yra skirti kažkam apmokėti, o ne laiškams siųsti. Gerai. Jie yra kitokie, taip. Deni, aš visiškai sutrikęs dėl to, ką čia radome. Tai tiesiog neįtikėtina. Beprotiška. Tai tiesiog neįtikėtina. Net jo drabužiai, manau, vis dar čia palikti. Taip, šis kambarys visiškai nepaliestas. Tai buvo Joachimo, jo paskutinis kambarys. Jis tikriausiai laikė tas nuotraukas kaip prisiminimą apie laiką, kai lankė darželį. Ir taip. Jis tikriausiai labai tai brangino. Jis labai tai brangino, taip. Manau, čia galite kažką pamatyti. Taip. 1971. Taip, maždaug tada jis ir mirė. O čia yra kaip skrajutė šventė vakarėlį. Gerai, tai įvyko 1991 metais ir paprastai šios šventės visada susijęs su kunigais, nes visada yra koks nors šventasis, su kuriuo jie susiję. Taigi tai tarsi miestelio ir bažnyčios šventė. Taigi tai tikriausiai buvo paskutinis, kuriame jis dalyvavo.
Taigi tikriausiai ir jo mirties data, tais metais, kai jis mirė. Uhu. Matote, kaip man tai patinka? Ši nuotrauka nukrito nuo to kabliuko ten viršuje, nukrito čia žemyn ir sudužo į gabalus. Tai tikras irimo ženklas. Laikui bėgant tokie dalykai nutinka. Tai nutiks viskam pasaulyje. Ir čia galite matyti tuos irimo etapus. Oho. Koks vaizdas. O Dieve. O Dieve. Matai, jie net atsinešė kėdės ir baldus, kad parodytų savo svarbą, svarbą. Kilmingumą. Taip, taip. Net fonas čia matai, jis tarsi kilimas, kurį jie nuleidžia, kad sukurtų šį vaizdą. Beprotiška. Gražu. Čia dar vienas religinis paveikslas. Nori pamatyti kitą valgomojo pusę? Tas. Jungiasi. Nes mes, žinoma, negalėjom eiti šiuo keliu, kadangi nenorime sunaikinti šių voratinklių, kurie čia yra. Bet čia galite pamatyti kitą valgomojo pusę. Atsargiai šviesadanį. Nenoriu, kad įsipainiotum į voratinklį. Spintelė vis dar pilna servizo ir porceliano. Pilna, kabutėse. Po 50 metų aš vis tiek laikau tai pilna. Ar tai kažkas panašaus į laikrodį? Taip, buvo. Dabar jau nebe. Per tai nesimato, ten nėra lango. Tai gana skiriasi. Tu nemanai, kad tai buvo laikrodis? Manau, tai greičiau buvo daiktams laikyti skirtas baldas. Kam? Nesu tikras. Aš nepažįstu šio baldų, man tai netrodo kaip pastatomas laikrodis. Paprastai jis turėtų turėti kaip langelį skirtą ciferblatui. Taip, tu teisus. Teisingai. Tai tiesa. Man patinka, kad šie augalai yra tikri. Jie vis dar čia stovi po tiek laiko. Taip. Viršuje vis dar spygliuoti. Taip, man tiesiog reikėjo akimirkai tai suprasti. Tu norėjai tai parodyti? Taip, norėjau parodyti, aš taip pat žiūrėjau į šią kėdę. Oho. Ji nuostabi, man patinka kaip čia išdirbtos raidės. Taip. Ir medžio apdaila čia pačioje. Peilis ten. Tiesiog noriu, kad būtum atsargus. Būk atsargus, nes už nugaros yra didelis voratinklis. Taip, žinau, jis vis dar čia. Gerai, štai čia, eikime toliau. Taip, visi pavojinga eiti į tokias vietas. Štai dar vienas kambarys, šios durys vis dar čia po tiek laiko. Turi būti atsargus, nes už durų gali kažkas būti. Taip, čia yra kėdė. Gerai, eime. Tai toks pat graviravimas kaip ir ant kitos. Man atrodo, kad tai šiek tiek primena raleną ar kažką panašaus. Bet manau, kad tai labiau riteris. Tai riteris. Jis turi galvą. Taip, jis dėvi šarvus ir viską. Jis pastatytas čia, kampe, visi šio namo kambariai turi tas pačias kėdes, taigi tai kažką reiškia. Tai galėjo būti Elizos kambarys. Taip, greičiausiai. Ji išėjo. Manau, jie anksčiau paliko namus ir čia negyveno visą savo gyvenimą. Bet tai turbūt buvo jos kambarys. Leisk man tik akimirką atsisėsti. Noriu atsisėsti prieš jos tualetinį stalelį ir pažiūrėti į daiktus, kuriuos jį čia turėjo. Matau banko čekių knygelę. Tai yra čekiai, taip. Net jos vardas čia yra Elisa Pinto. Taip. Čia parašytas visas jos vardas. Tai gali būti, tai labai sena nuotrauka. Nežinau, ar tai ji. Bet turiu omenyje, tikriausiai, kai jinai buvo jauna, taip. Taip, nes Joachimas taip pat turėjo tokią pat tipo nuotraukų. Taip. Gali būti, taip. Ir tai nuostabu. Vis dar taip gerai. Išsaugota, labai gerai išsaugota, taip. Nuotrauka. Pažiūrėk, kas yra kitoje pusėje. 1924 sveikinimai, manau, taip parašyta. Ne, tai pasiūlymas. Vėlgi, pasiūlymas. Pasiūlymas kažkam ceremonijai. Amizadė, draugystė ir kažkas apie mokytoją. Taip, 1924. Oho, tai sena. Ir tada čia jinai sėdėdavo ryte, pasižiūrėdavo į save ir ruošdavosi dienai. Vau, tai neįtikėtina. Žinoma, religiniai vaizdiniai visur, ko tikėjaisi. Ši lova atrodo geresnės būklės nei kita iš Joachimo kambario. Taip, bet tikrai pelė ar kažkas panašaus? Taip, gyvūnai šiek tiek apgraužė. Taip. Pažiūrėkit. Oho. Net jos drabužiai vis dar čia, tai tikrai moteriški drabužiai. Taip, tai tikrai jos kambarys. Tai tikrai Elisos kambarys. Oho.
Dieve man. Tai tik užuolaida. Gerai, aš norėjau užtraukti šitą. Ir šį kėdžių krūvą, taip, aš tiesiog taip. Aš irgi ką tik tai pastebėjau. Oho. Kas čia vyksta, palaukės, visos tas pačios kėdės. Visos vienodos, tikriausiai gavo nuolaidą. Kažkur apie 2400 eurų ar panašiai. Taip. Jo, tikriausiai. Čia daug netvarkos. Taip, šis kambarys yra. Tu įstrigai. Ne. Viskas gerai. Tiesiog tai. Šiame kambaryje baisi netvarka ir mes su Dani jau pagalvojame. Palauk, prieš eidamas į šį kambarį, ką tik čia pamačiau tą pačią nuotrauką. Oho, tai. Tai ta pati nuotrauka. Visiškai ta pati, tik čia jinai gražiai išsaugota. Atsiprašau, sakėte. Taip, atrodo, kad kažkas čia kažkurio metu buvo atėjęs kažko ieškoti. Taip, greičiausiai vertingų daiktų. Kartais, kai mandalai sužino apie apleistą pastatą arba kai kas nors miršta, jie čia ateina ir tiesiog viską išdrasko, ieškodami vertingų daiktų. Tai pirmas dalykas, kurį jie daro. Ir atrodo, kad jie tai padarė 2 kartus. Taip, čia jau beveik nieko nebeliko. Manau, kad anksčiau tai galėjo būti kažkokia valgomojo erdvė. Taip, nežinau. Panašu, kad tai. Taip, būtent tas, į kurį rodai, yra pats brangiausias dalykas. Taip. Jei turėčiau pasimti ką nors vertingo, pasimčiau tą. Taip. Būtent. Nes man tai atrodo labai vertinga. Taip, tai tiesa, tai originalas, nutapytas ant medžio. Taip. Taigi tai tikrai originalas. Tai labai religinis dalykas. Aš nenoriu nieko apkaltinti kunigo, bet tai turėtų būti bažnyčioje. Taip. Aš nesakau, kad jūs tai paėmėte, bet tai yra dalykas, kurį galima pamatyti bažnyčioje. Tai yra dalykas, kurį aš pamatyčiau bažnyčiai, taip, bet ne tokiuose namuose. Kaip kokia nors plokštė už šventojo ar kažkas panašaus. Taip. Taip, būtent. Tiesiog nuostabu. Nori pirmiausia pažiūrėti čia? Taip. Nes čia jie turėjo kažkokį. Čia yra. Tai buvo vėlesnė konstrukcija, nes tai yra betonas, taip. Taip, būtent. Čia gana tvirta. Tai tikriausiai medis, bet sienos tikrai naujos. Taip, nes nematai akmens. Taigi čia galėjai žiūrėti į laukus ir tiesiog mėgautis vaizdu čia. Čia yra sofa, taigi manau, kad Joachimas dažnai čia sėdėdavo ir tiesiog žiūrėdavo į aplinką. Šis didelis daiktas taip pat turėtų būti bažnyčioje. Taip. Matai? Taip, esu tai matęs daugelį bažnyčių. Taip. Taip, būtent, augalai ten visiškai nunyksta. Ilgą laiką. Čia taip pat tušti vazonai. Taip. Oho, būk atsargus, pilipi ant stiklą. Čia visur pilna stiklo. Kas čia per prietaisas? Neturiu jokio supratimo. Atrodo kaip didelį šakutę. Taip, neturiu jokio supratimo, kas tai yra, mano draugė. O čia galiai yra dar vienas kambarys. Tai atrodo kaip kažkoks labai nešvarus vonios kambarys. Tai. Šie pusėje taip pat yra vonia. Taip. Nieko labai įdomaus. Yeah. Iš tos apverstos kambario čia taip pat yra mažos duris, kurios vedė į namo virtuvės zoną. Ir čia tikrai galite pamatyti šios vietos amžių, nes ši virtuvė yra sena. Taip. Man draugai tai yra sena. Tai matosi iš spintelių, matosi iš kamino, matosi iš visko šiame kambaryje. Net nežinau, kur žiūrėti, nes viskas atrodo taip sena ir taip apleista. Viskas sudėta į krūvą ir apversta. Ar galiu tiesiog... Taip, būtent tai norėjau pabrėžti. Iš to supranti, kad tai sena. Jie tikrai išraižė. Akmenį, kad čia būtų kaip fontanas. Taip, čia dar yra ir mažas čiaupas, tiesa? Taip, būtent. Tiesiog, taip, tai tik dekoracija. Ta dalis yra tik dekoracija.
Manau, čia anksčiau buvo praustuvas, bet jie tikriausiai jį išėmė. Anksčiau jie tiesiog atsineždavo vandens ir padėdavo jį ten. Gerai, taip, čia yra kriauklė šioje pusėje. Man labai patiko ši spintelė, kurią turėjau čia, su tomis medinėmis lazdelėmis, tarp kurių sudėdavai lėkštes ir viską kitą. Tai tiesiog nuostabu. Pažiūrėk į šias orkaitės skardas. Taip, mes tai vadiname pedeksu. Nežinau angliško žodžio. Aš taip pat. Aš taip pat. Pažiūrėk į tą spintelę. Oho. Taip. Oho. Tikriausiai rankomis tapyta. Greičiausiai. Vis dar pilna visų lėkščių. Ir čia šioje pusėje yra krosnis, ant kurios jie gamindavo maistą. Matote, dabar ant viršaus yra plastiko gabalas, taigi tikriausiai jos jau seniai nenaudojo. Čia vis dar yra senų pelenų. Tai portugališkas. Guimarães. Ar mes juos matome? Taip, mes juos gana dažnai matome. Atsiprašau, suklydau. Net ir. Joachimo batai vis dar stovi čia. Ką? O, tai bažnyčios varpas. Tikrai? Taip, aš net nejuokauju. Ne, tai yra pagrindas. Viršus. Taip, tai yra viršutinė varpo dalis. Viršutinė varpo dalis? Taip, tu teisus. Ji vis dar čia liko. Oho. Taigi tai kabėtų čia, o tada šitas, taip, judėtų aukštyn ir žemyn, kad suskambėtų varpas. Čia daug dulkių, taip. Reikia būti atsargiam. Pažiūrėk į visas šias lentynas čia. Bet nemanau, kad tu dar pastebėjai, bet čia taip pat yra laiptai, kurie veda žemyn į šios vietos rūsį. Taigi pažiūrėkime, ką galime rasti ten apačioje, nes po namu yra dar didelė dalis, kurios dar nerodėme. Tai visai neblogi laiptai. Ir tai mus atveda į namo rūsį. Čia taip pat galite pamatyti paties pastato konstrukciją. Mediniai, taip, mediniai rąstai, kuriuos jie naudojo. Taip. Labai tvirti. Jaučiasi, atrodo tvirtai, bet kartu lyg būtų rankomis padaryta. Taip. Būtent. Tai tiesiog kažkieno rankų darbas. Matai čia? Visos per daugelį metų termitų išgraužtos skylutės. Taip, kažkada tai nugrius, bet jin laikosi labai ilgai, jinai jau stovi 50 metų. Šio kambario kampe taip pat turime milžinišką seifą, kurį gana dažnai matome tokiuose labai prašmatniuose pastatuose, sakyčiau. Taip. O čia jie jį pripildė akmenų. Jis tiesiog pripildytas akmenų. Pažiūrėk į mechanizmą, paprastai to nepamatai. Tiesiog norėjau tai pasakyti, tai tikrai nuostabu matyti. Taip. Visas šios saugyklos mechanizmas. Jei norite pamatyti mega saugyklą, būtinai pažiūrėkite mūsų vaizdo įrašą apie Chicago Bank. Daug tų saugyklų, kurias matėme ten viduje. Ir tai tikrai vaizdo įrašas, kurio nenorėsite praleisti. Taip, tas yra beprotiškas. Čia netgi liko keletas pilnų vyno butelių. Sako, kad kuo vynas senesnis, tuo jis geresnis ir brangesnis. Taigi, manau, šiuos pasimsime namo. Ne visas vynas, tik kai kurie vynai. Kai kurie vynai tikrai taip, jis turi būti specialiai tam pagamintas, tiesa. Taip. Pavyzdžiui, baltieji paprastai taip gerai nesensta. Stalas rūsyje, Deni. Paaiškink man kodėl. Kodėl tu turėtum čia laikyti stalą? Darbo stalas, tiesiog kam tai prireiktų. Man tai atrodo šiek tiek kaip valgomasis stalas. Ten taip pat yra rašiklis ant viršaus. Tikrai ne vieta, kur mes valgytume, taip. Pavyzdžiui, jei reikia pripildyti vyno butelį, tau reikia stalo. Taip, tai tiesa. Čia daugiau spintelių ir tai mus nuveda į kažkokį kambarį. Ir manau, jie taip pat tam tikrų metų turėjo nedidelę vyno gamybą. Taip. Tikrai galima matyti, kad čia yra vyno spaudimo presas. Manau, tai labiau skirta... Ai ne. Nežinau. Kartais jie tai naudoja alyvuogių aliejui, kartais vynui. Būk atsargus, nes tai gali nukristi. Taip. Nukristina vyru. Oho, vis dar labai lygus. Nežinau, kaip valdyti tokią mašiną, bet man patinka su ją žaisti. O čia yra laikymo talpos, tiesa? Taip, štai šie dalykai čia šone, jie turi tokį mechanizmą, kurį gali pasukti toje pusėje. Taip, matau, taip. Jie jį pasuksi. Ateik, pažiūrėk į kamerą. Taip. Tu įdedi vynogės vidun. Ir čia viduje yra kumpliaračiai. Ir vynogės bus sutraiškytas.
Taip. Užuot traiškę su kojomis, tu tiesiog tai padarysi. Šaunu. Ir jie turi du tokius. Taip. Jie netgi turi elektrifikuotą jo versiją. Taip. Akivaizdu, kad uždėta vėliau. Taip, tai tikrai buvo uždėta. Gerai, koks įdomus rūsys, tai tikrai mums parodo daugiau apie namą tais laikais. Čia pačioje buvo vyno statinės. Tokie dalykai. Įdomu. Čia taip pat yra palėpė, laiptai veda aukštyn. Labai pavojinga. Būk atsargus, mano draugė. Matau, kad pastatas čia pradeda griūti. Pradeda skilinėti. Taip, matai, siena tiesiog byra. Tinkas krenta lauk. Taip. Aš tai jaučiu. Ar pažiūrėjai virš dalos, Deni? Stoglangis. Bandysiu jį nufilmuoti ir dronu. Taip, čia ta maža viršutinė dalis, tiesa? Taip, jau mačiau ją iš lauko. Taip, tai kaip mažas bokštelis. Taip, būtent, tai kaip stiklinis bokštelis išsikišęs iš pastato. Portugalų namuose yra daug stoglangių. Man jie labai patinka. Kuo daugiau natūralios šviesos patenka, Tuo geriau. Jie turėjo dar daugiau tokių kėdžių, ta prasme ką. Jie turi krūvą tokių kėdžių ir aš nesuprantu kodėl. Nes Joachimas čia liko visiškai vienas. Galbūt jis kartais turėjo daug svečių. Taip, greičiausiai. Man labai patinka ši maža palėpės erdvė. Manau, kad anksčiau čia galėjo miegoti dar daugiau vaikų. Štai čia matau lovos rėmą. Matau dar kelis kambarius. Bet mano nuomonė nieko ypatingo čia nėra. Nuostabu. Saugokis, Deni. Mes grįšime atgal į apačią ir tada. Man labai patiko vaikščioti po šią vietą. Man patinka Joachimo ir Elizos bei Pinto šeimos istorija. Deni, kokios tavo mintis apie šią vietą? tai man buvo kažkas naujo. Niekada nebuvau matęs kunigo namų. Ne. Ypač tokio didingo kaip šis. Ne. Ir matant, kaip bėgo metai po metų, o visa tai vis dar čia. Tai beprotiška, taip man tai tiesiog neįtikėtina, kad mes grįžtame 50 metų į praeitį ir turbūt tai ir norėjai pasakyti, taip, būtent. Būtent, tai beprotiška. Džiaugiuosi, kad galėjome tai užfiksuoti prieš tai išnykstant. Tai liks internete amžinai. Taigi ačiū visiems, kad žiūrėjote, jūs esate to dalis. Ir prenumeruokite šį kanalą, paspauskite patinka šiam vaizdo įrašui, parašykite gražų komentarą. Aprašyme taip pat yra nuoroda į puslapį, kuriame esate. Ten galite paremti kanalą ir būtinai atkreipkite dėmesį į šį mažą Portugalą už kameros. Ačiū, jo nuoroda yra aprašyme. Ir tai pasakę, labai jums dėkojame. Ir pasimatysime kitą savaitę, kitame nuostabiame epizode. Nekriskite, prašau. Myliu jūs visus. Visą gerą.